Mūsų idėja, tai yra delta, Neries delta, kuri būdinga labai ir mums labai buvo svarbu pajusti per šitą trumpą laiką miesto karkasą ir pasistengti suvokti miesto ypatybės platesnėje prasme, kur dominuoja kalva, senamiestis, upių santaka ir santykiai tarp senamiesčio ir gamtos. Taipogi galbūt tai galėtų atsikartoti ir kitoj pusėje, tas natūralus perėjimas nuo būsimo užstatymo. Analizė parodė, kad natūralioje gamtoje ir pokario statybos sudarkė šitą miesto karkasą, mes ir siūlytume atstatyti. Dabar dominuoja gamta ir akcentai. Istorija mums paliko didelį įspūdį, mes negalėjom būti abejingi ir supratom vieną dalyką, kad visada šioje dalyje Kauno miestas atrodė skirtingai negu likęs centras. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu mieste vystėsi daugiau kvartalinis uždaras užstatymas, tai šioje pakrantės dalyje, kuri pastoviai būdavo nuplaunama ir veikiama erozijos, vyravo neužbaigtas posesijinis užstatymas, kuris yra labai charakteringas ir sukuria šios vietos nuotaiką. Mes atlikom gilesnės studijas ir tai mums darė įspūdį. Mums pasirodė, kad karas nutraukė natūralią miesto raidą ir todėl yra puikiai galimybė atsigręžti tai ir tarsi natūraliai pratęsti miesto vystymąsi. Čia matom iš viršaus šioje dalyje atvirą erdvę, kuri nebuvo užstatyta, tai yra turgelis, žuvų turgus šalia. Irgi labai įdomi detalė, kurie jungiasi per kampą ir vėliau mes matysim, kaip tai įtakoja mūsų sprendimus. Mes atlikom tam tikrą erdvių kodų paiešką, analizę, pagalvojom, kad tai galėtų būti irgi viena iš inspiracijų, kuriant kitokį, charakteringą ne šitai miesto daliai, bet būtent šitai miesto daliai statymą, kuris gali būti šiuolaikiškas, tačiau susišaukti su istoriniu kontekstu. Čia mūsų erdvių tarsi dekodavimas. Pamatėm, kad čia gali būti tikrai laisvai formuojamos erdvės, kurios susietų reguliarų miesto audinį su gamtos aplinka ir turėtų tokį orientaciją, tarsi galais dalinimą, aliuziją į buvusias sklypų ribas. Erdvių vizijų paieška. Matom nuotaiką, charakteris tos vietos, labai specifiškas, nebūdingas tradiciniam centrui. Ir tai mus įkvėpė tolimesniam darbui. Istorija, susipažino mums, paliko įspūdį istorinis pastatas ir prasidėjo workshopas, kur buvo ieškama įvairių variantų, praėjom tikrai nemažai galimybių, įvairiausių būdų, aukštingumo ir kiemų formavimo ir tokių paprastų atvejimų į gamtą ir sudėtingesnių, ir uždaresnių, ir atviresnių sprendimų ir salos idėja atskyrimo didesnė ir mažesnė. Visą laiką ieškojom to ryšio santykio su upe. Vystymui, workshopui pasirinko mums tarsi įdomesnė idėja, kuri leidžia ateityje, keičiantis užsakovo norams, poreikiams, turėti daugiau architektūrinės laisvės, formuojant užstatymą. Tai nebūtų vieninga ranka, galbūt išdroštas projektas. Dar buvo atlikti kiti variantai reguliarūs, kurie mums pasirodė, kad šiai vietai ir aplamai senamiesčiui nėra būdingi. Ir jų buvo atsisakyta tolimesniam eskizavimui. Buvo nagrinėti tokie stilopatiniai sprendiniai, dramatiškesni. Atlikom erdvių analizę, kadangi čia šiek tiek jums jau visiems žinoma ir kartojasi, per daug nesustosiu, tai čia turbūt
čia jūsų užduotyse buvo pateikti klaustukai, mes visur stengiamės rasti atsakymus į tuos klausimus. Taip pat transporto mazgo sprendimas, kuris yra toks, pakankamai realistiškas. Mums labai buvo svarbus tas erdvinės kompozicijos pojūtis, kai miestas, kur, kaip minėjau, rodydamas šlaitus, tarsi turi galvą kažkokį standumą, tirpsta link gamtos, tai šiuo atveju mes pasirinkom tarsi kontridėją, kai kažkoks kietesnis užstatymas tirpsta link pilies, gamtos ir tarsi nusilenkia prieš svarbesnius dalykus. Toks mini reversas. Labai svarbus buvo sprendimo pjūvyje atradimas. Šiuo metu matom viršui dėžė, kuri atskiria miestą ir gatvę. Mūsų pasiūlymas yra atverti apačią ir pakelti į viršų platformą, pakeisti siluetą. Silueto pakeitimas leistų daug galimybių architektūrinių, taipogi praktinio apšvietimo ir atsirastų galimybė miestą susijęti su upe, panaikinant upę, sukuriant krantines ir įvedant gamtą tiek į pačius kvartalus, tiek susijęs su gamta. Taipogi sujungiant natūralų ryšį. Kaip čia matom, yra altitudžių santykiai. Tie pastatai turėtų būti žymiai žemesni pykuose už esančias altitudės. Pasirinkto, sakykime, idėjos meninė vizija, kuri yra absoliučiai idėja, kad tai yra laisvos formos, kurios gali būti transformuojamos ir čia vieta kūrybai ateičiai. Buvo tiesa pasirinkta dar plaukiančių salų idėja, kadangi ta vieta visada būdavo nuplaunama, to parko kaip ir arba tos natūralios gamtos nebuvo, jinai savaiminė metu susiformavo. Buvo ieškoma variantų, kaip galbūt sukurti plaukiančias salas, kurios reaguotų į galimus potvynius, pontono būtų ar kažkaip pakildamos ir tai būtų tam tikras unikalus sprendimas. Tai čia daugiau ar mažiau to vandens galėtų būti susijęto su būsima, jeigu darant kosą, tą apsauginį griovį aplink pilį respektuojant, gali būti susijęta kompoziciškai. Aukštai yra padalinti paprastai, apačioje galima būtų įrenginėti parkingus, viršui įkurti įvairias visuomeninės funkcijas, būtų galimybė viršui dėstyti ofisus, gyvenamosius namus, formuojant etapiškumus ir įvairias funkcijas, kurios galėtų daugėti ar mažėti ofisų santykis ir gyvenamųjų pagal poreikį. Taipogi numatome galimybės kultūros centram, kurie būtų arčiau pilies, tačiau įgilinti į žemę, kad nekonkuruotų. Tokie pjūviai, kurie parodo mūsų požiūrį, kad tas pirštų principas, tarpai, pro kurį prasimato senamiestis, siluetas išauga į galvą. Vaizdai iš paukščio skrydžio, įvaizdžiai, kad tai galėtų būti gyvos teritorijos. Pavyzdžiui, mes įsivaizduojam, kad prieš pilį galima palikti viešą erdvę, kur net galėtų vykti tradiciniai ekologiniai turgus ir kiti renginiai. Krantinės įvaizdžiai, kuri galėtų būti gyva ir atverta miestas, atvertas vandeniui ir aplinkai. Tai turėtų būti diskretiška architektūra, moderni, tačiau priderinta prie esančio konteksto. Jaukios vidaus erdvės. Išsprendėm pagal poreikius, tačiau nenoriu čia dabar užimti daug laiko, ką domins yra mūsų pasiūlymai detalaus plano vystymui, transportui visoms kitoms reikalingoms ir užduotyje pateiktoms problemoms mūsų požiūris. Transporto parkavimo galimybės. Mes taipogi sukūrėm tą žiedo pakeitimą ir žiedė pasiūlėm vietą galima visuomeniniam pastatui. Bendruomenės namams, merijai arba kažkam panašiai. Etapiškumas. Ir čia plotų lentelės naudojama pasauliniai pavyzdžiai. Mūsų komanda. Ačiū uždėmesį. Labą naktį.